Serpantino laboratorija yra įtraukioji scenos menų platforma, kurią Kauno miesto kamerinis teatras vykdo nuo 2019 metų. Pasitelkiam scenos menų profesionalus teatro srities ir jau nuo 2019 metų pakvietėm į šią platformą žmonės, kurie nori kurti teatrą, bet jie negali to daryti dėl savo įvairių negalių. Tai turim tokią bendruomenę, kurioje bendradarbiauja būtent žmonės, kurie turi tam tikrų ypatumų ir žmonės, kurie gali jiems padėti tuos ypatumus atskleisti, pavyzdžiui, teatro scenoje ir tobulėti teatro lauke. Aš Jurga Knyvienė, Kauno miesto kamerinio teatro direktorė ir įtraukiosios scenos menų platformos Serpantino laboratorija sumanytoja. Pradėti kurti aplinką, kurioje žmonės su skirtingom negaliom galėtų eiti link profesionalumo teatre. Kad ir koks jis būtų, kad ir ką jie tame teatre norėtų daryti ir kad ir kokią negalią jie turėtų. Mano vardas Laura, turiu regos negalią nuo pat gimimo. Tai iš esmės taip, kaip aš gyvenu, man atrodo įprasta ir viskas tarsi yra taip, kaip ir turi būti. Ir tiesiog aktyviai dalyvauju įvairiose aklųjų bendruomenės, tiek veiklose, tiek renginiuose, tiek šiek tiek esu matoma visuomeniniuose irgi renginiuose. Ir turbūt prieikim prie to, kad galbūt tai yra priežastis, kodėl aš atsiradau ir šitam projekte. Tai turbūt lėmė būtent mano smalsumas, noras patirti kažką naujo ir tuo pačiu kažką naujo įsidėti į savo patirčių bagažą. Tai iš tikrųjų manau, kad apskritai pati galimybė įsitraukti į įvairias veiklas žmonėms, kurie yra kažkiek kitokie, bet aš norėčiau pabrėžti tą kitoniškumą ne per atskirtį, bet tiesiog pasaulis iš esmės sukurtas, pritaikytas regintiems žmonėms, visus pojūčius turintiems, galintiems vaikščioti ir tarsi mąstyti pagal tam tikrus standartus, girdėti ar ne irgi normaliai, o visi kiti, nors iš esmės jų noras įsitraukti į visuomeninį gyvenimą yra lygiai toks pats, bet kartais mes liekam tiesiog truputį kažkur šone. Svarbus dalykas, kad Lietuvoje turim tokią problemą, kad žmonės su įvairiomis negaliomis dažnai negali studijuoti profesionalų scenos meną. Be studijų jie dažnai negali ir tapti tos srities atlikėjais. Todėl mūsų misija ir yra suteikti tam tikrą vietą ar galimybę šitus norus įgyvendinti ir suteikti tiesiog žinių ir būtent ir tarptautinis bendradarbiavimas su tam tikrais partneriais leidžia mūsų programos mentoriams taip pat tobulėti, nes gebėjimas dirbti su ypatumus turinčiais žmonėmis būtų truputėlį toksai platesnis, jie mokytųsi taip pat ir įgytų žinių. Vien tas buvimas šitoj laboratorijoje, šitoj platformoje, sukuria kažką, kad tas pats kvietimas įsitraukti visus, kad ir kokias tas ypatybės žmogus turėtų. Ir kaip gali būti baimių, tiek kaip minėjau, man buvo tų baimių, jeigu nauji nariai ateina, jie irgi išsako, kad jaudinasi, kad gal nepažįsta kitų. Bet praeina ta valanda, tas pirmas susitikimas ir jie jau atsipalaidavę, jie šypsosi, jie pamato, kad gali būti kokie yra čia. Kad ir kiek jie gali judėti, kiek gali kalbėti, kad jie čia yra svarbus ir lygiaverčiai. Tai taip kažkaip ir įvyksta. Ir jaučiasi labai priėmimas iš kitų
ir tie visi nariai vieni kitiems bando kažkaip padėti, pavesti. Esu Simonas Kriaučiūnas. Buvimas šitoje erdvėje duoda atsakomybę už tave, taip pat už kitus, moko savarankiškumo, moko komunikabilumo ir iš pradžių būdavo ta scenos baimė, tekstą išmokti reikia, viską. Tai tas ugdo tai, kad nepasmesti kritinių momentų, tu gali improvizuoti ir kaip menininkui ta improvizacija tiek keramikoje, tiek teatre, tiek ir gyvenime jinai labai padeda išsirutulioti iš įvairių situacijų, nepasmesti, nepanikuoti, o mėgautis scena. Tai yra esminis dalykas. Aš labai džiaugiuosi, kad galiu ugdyti tą tokį branduolį. Aš esu Ema Senkuvienė, šokėja, choreografė, mokytoja ir šiuolaikinio šokio puoselėtoja. Ir kažkaip užsimezgė ta draugystė ir tiek su Serpantino laboratorija, tiek su ten esančiais žmonėmis, tiek su visa teatro bendruomenė. Ir kadangi vis taip sugrįždavau, tai po to ir teko dalyvauti ir seminaruose. Ir kai jau prasidėjo antro spektaklio kūrimas, kas irgi, manau, parodo, kad ta visa šita kryptis teatro ir Serpantino laboratorijos jinai yra sėkminga, jos reikia ne tik tai ten esantiem žmonėm, bet reikia ir miestui, ir mūsų visai profesionaliai teatro scenai. Žodžiu, projektai praturtina tiek ne tik asmenis turinčius įvairias negalias, bet naujos patirties, naujo suvokimo, supratimo, taip pat suteikia ir tiems patiems menininkams. Tai iš esmės duoda daug abiems pusėms bendri projektai, tai tiesiog norėčiau palinkėti nebijoti įtraukti įvairius žmonės, ne vien tik tai tuos, kuriuos lengviausia, įprasta įtraukti, o asmenims su negalia turbūt norėčiau palinkėti nebijoti įsitraukti, nebijoti pabandyti, nes iš esmės iš panašaus pobūdžio projektų galima gauti. Niekada sudalyvavę nebus taip, kad kažką prarasit. Iš esmės jūs iš dalyvavimo kažką gausit. Tai vėlgi, ar tai bus bendravimas, ar tai bus tiesiog naujų galimybių atradimas, ar tai naujos patirtis. Iš esmės, čia vėlgi yra pakankamai individualu. Mano atveju aš gavau šitus visus 3 dalykus ir dar daugiau. Tai iš esmės dalyvavimas bet kurioje veikloje, kuri leidžia įsitraukti plačiai į visuomeninį gyvenimą, kažką kurti, sukurti, leidžia ne tik imti kažką iš visuomenės, bet ir tai visuomeniai kažką duoti. Tai iš esmės tai yra dar vienas iš pakankamai svarbių turbūt tikslų. Ir aš manau, kad kiekvienas žmogus, tas, kuris jaučiasi visuomenės dalimi, bus labai laimingas, patenkintas, galėdamas ne vien imti, bet ir duoti. Ir iš esmės tai yra labai svarbu tam, kad tiesiog
teisingai funkcionuotų mūsų visuomenė. Kaip sakiau, kad išmokė, nu, vat, tie žmonės kažko, tai Laura ypatingai išmokė, nu, vat, matyti pasaulį ne akimis. Nu, ir atrodo jau tas, tai aišku, kad ten ir lieti ir darai, bet yra koridoriui teatro tie pakabinti tokie, nežinau, lašeliai, folijos. Tai kiekvieną kartą praeidama taip su pirštais trint. Ir pagalvoju apie Laurą ir apie tą matymą pasaulį visaip.